Irgi? Ar girdisi, ar girdime, ar girdite? Labadiena šią gražią saulėtą šeštadienio rytą, kovo 21 dieną. Labai džiaugiamės, kad radote laiko atvykti į visą Lietuvą organizuojamus renginius. Mes juos organizuojame jau 3 metus iš eilės. Iš pradžių būdavo kas mėnesį, dabar kas 2 mėnesį, kiekvieno mėnesio 4 šeštadienį. Ir kartu džiaugiamės, kad tarp mūsų yra žmonės, kurie padeda šitiems renginiams įvykti ir žmonės, kurie yra nebejingi. Tai dėkojame, kad šiandien prie renginio prisideda Alternatyva Lietuvai. Ačiū Jums. Renginį aktyviai remia Lietuvos liaudės partija ir šiandien yra su mumis Lietuvos liaudės partijos pirmininkas Tauras Jekelaitis. Ačiū Jums. Džiaugiamės, kad ir įvairios antikorupcinės asociacijos mūsų nepalieka ir šiandieną su mumis tarybos narys Ričardas Burda, teisininkas. Taip pat noriu pristatyti mūsų šiandien dienos vedančiuosius. Tai Rikantas Jonuška, kuris atidžiai žiūrės į Jūs, lauks Jūsų klausimų ir pasakys, ar jau gana kalbėti. Tai Vytautas Mikalauskas, kuris Jums žinomas yra iš televizijos ekranų. Labadiena. Ir aš, teisininkė Nendrė Černiauskienė, galbūt labiau žinoma, iš kokio Facebooko. Apie renginius daromas yra renginio įrašas ir apie kitus renginius galite surasti internete visalietuva.net. Šiame puslapyje galite rasti visus video įrašus, visus susitikimus. Mes siekiame, kad žmonės tartųsi, kalbėtų, pasisakytų ir eitų kartu vienybėn. Toks yra pagrindinis tikslas. Ir šiandieną priminsiu, kad yra darbotvarkė. Pirmoje dalyje yra tokios kaip ir politinės diskusijos. Mums čia bekalbant jau kitoje vietoje prasideda lygiadienio šventė, bet mes į ją prisijungsime po šių politinių diskusijų 3 valandą. Pranešimai skaitys šie žmonės. Po techninės pertraukos, tai kuri bus 12:30, karo grėsmių stabdymas, kalbės generolas Valdas Tutkus. Taip pat bus referendumo apžvalga. Kalbės, kiek mačiau, yra atvykęs koordinatorius šio vykdomo referendumo dėl grynųjų pinigų išsaugojimo, Egidijus, ir jis taip pat praneš naujienas. O iki 12:30 išgirsime dar 2 pranešimus. Aš kalbėsiu, Nendrė Černiauskienė, ir taip pat kalbės Vytautas Mikalauskas. Mes pasistengsime pasirungti. Jeigu rungtynės, tada bus jau įdomu. Gerai, bandysim. Mus labai sunku sustabdyti, bet jūs pabandykite klausimais, diskusija ir prieštaravimais. Taip. Ačiū labai. Tada nuo Jūsų ir pradedam turbūt, ar ne? Dar taisyklės. Dėl taisyklių, taip. Jeigu ką, aš būsiu tas blogiukas vadinamasis, stengsiuosi įtraukti Jūs į dalyvavimą pokalbėje. Norisi, kad mes kartu keltume, kur yra problemos, kartu spręstume, kaip jas išspręsti ir kartu bandytume apibendrinti. Tai vat, be vienybės ir bendro dalyvavimo kartu mes būsim labai silpni. Tai vat, mums reikia jėgos, reikia tos šluotos, kurios neįmanoma būtų perlaužti. Pasistengsiu jūs įtraukti, ruoškitės klausimus, ruoškit savo mintis. Stengsimės, kad pasisakymas būtų kokią minutę. Jeigu galima, dėl laiko stengsimės per 15 minučių įsiterpti tą laiko tarpą ir atsiprašau, jeigu
kai kuriuos iš jūsų, kaip sako, drausminsiu ir prašysiu baigti. Ačiū. Kad renginys įvyktų, taip pat dirba būrelis žmonių, tai mūsų technikas Tautvaldas Triška. Padėkokime jam. Taip pat registratūroje sutikote nuostabius žmonės, kurie mus lydi. Tai išeidami nepamirškit jiem padėkoti, jie nuolat mus lydi. Turime apsaugą, kuri praeito renginio metu vykdama į renginį buvo apšaudyta. Tyrimas atliktas, nustatyta, medžiotojai bandė pagauti mūsų renginio vedančiuosius, bet nepavyko, kulkos praskriejo pro šalį. Įvykis aprašytas spaudoje ganėtinai plačiai. Ar mes jau turime skaidres? Šiandieninė tematika yra... Ne šitos, Tautvaldai. Žodžių reikšmės apverčia ne kalba, žodžių reikšmės apverčia galios santykių pokytis visuomenėje. Ir aišku, laikmetis, jis nustato tam tikras ribas, istoriniai lūžiai, revoliucijos idėjų kaita, žmonių teisių tvirtinimas priverčia tuos pačius žodžius reikšti priešingus dalykus. Ir klausimas auditorija, ar mes tikrai teisingai suprantame, kas yra konstitucija. Nes paprastai žmogus nežaidžia šitais žodžiais. Konstitucija, demokratija, suverenitetas, jis atsigula ant pagalvės ir jam skauda galva nuo tų žodžių. Jis supranta paprastai. Negaliu pradėti, sako, nes referendumai blokuojami. Ką tada man daryti? Mano balsas nieko nekeičia, nes savivalda yra be galios. Ką tada daryti? Jie neprivalo laikytis to, ką pasižadėjo, tiek daug sulaužusių konstitucijos priesaiką. Ir kodėl tada susimastai tą priesaiką be atsakomybės? Kaip sukurti atsakomybės principą? Šią temą mes kalbamės ne pirmą kartą, mes kalbėjomės prieš 2 mėnesius Panevėžyje, sausio 24, ir mes kalbėjomės, aiškinomės, kad konstitucija nėra toksai susitarimas, ką galvoti. Jinai yra susitarimas, kaip gyventi, net ir tada, kai galvojame skirtingai. Prieš tos 2 mėnesius mes kalbėjomės, kad konstitucija nėra sukurta, kad panaikintų konfliktą. Jinai pripažįsta konfliktą kaip normalų, neišvengiamą visuomenės reiškinį. Ji jo nebijo. Konstitucija nenumato, kad visi sutars, nes tai būtų ne realybė, o iliuzija. Vietoj to ji numato, kaip gyventi po nesutarimo. Būtent todėl referendumai, rinkimai, teismai nėra vienybės griovėjai. Jie yra mechanizmai, kuriais visuomenė po konflikto vėl tampa viena politinė bendruomenė. Konstitucija saugo ne ramybę ir netylą, o taikų konflikto sprendimą. Praeitą kartą mes taip pat kalbėjomės, kad konstitucija gina tokią vienybę, kai niekas nesisavina galios, kai atsiranda kalba, kad mes žinome geriau, kad dabar dar nelaikas ginčams, arba kad dėl stabilumo reikia nutildyti arba nutilti, susilaikyti. Tai jau nebėra vienybė, tai yra jos imitacija. Konstitucinė vienybė baigėsi ten, kur kažkas pastato save aukščiau kitų, aukščiau bendro susitarimo. Tačiau konstitucija negina ir vienybės jėga, ji nesiremia baime, spaudimu ir nekuria vienybės prievarta. Visa jos logika paremta prielaida, kad žmogus paklus taisyklėms tada, kai matys, jog jos galioja visiems be išimčių. Tai nėra stiprybės ir silpnumo ženklas. Tai sąmoningas pasirinkimas. Tokia vienybė yra savanoriška. Galiausiai svarbiausia yra suprasti, kad konstitucija gina vienybę, kuri prasideda ne nuo valstybės interesų, o nuo žmogaus orumo. Valstybės interesas nėra tikslas savaime. Valstybė yra priemonė, sukurta tarnauti žmonėms, o ne atvirkščiai.
Kai valstybė ima reikalauti lojalumo kaip vienybės pagrindo, o nevykdo prievolę saugoti žmonių vienybę, konstitucijos logika yra sulaužoma. Konstitucinė vienybė nėra sutikimas dėl visko, ji yra susitarimas dėl ribų, kurių niekas, nei valdžia, nei dauguma negali peržengti. Jei konstitucija yra susitarimas, kaip padaryti, kad jos sulaužimas kainuotų, net tada, kai tai daro stiprieji ir priesaiką davusieji, atsakymas yra nemalonus. Konstitucija pati kainos nesukuria. Teismai, prokuratūra ar abstrakti teisės viršenybė savaime automatiškai nenubaudžia konstitucijos laužytojų. Istoriškai stiprieji beveik niekada nebaudžia savęs. Kainą sukuria visuomenė, kai pradeda elgtis vieningai, sistemiškai. Ir kad kaina atsirastų, pats pažeidimas turi būti suformuluotas tiksliai, be emocijų. Kai Seimo narys viešai siūlo ką nors sušaudyti, pavyzdžiui, nelojalius, ar atimti teisės pagal politinį lojalumą, tai nėra nei aštri nuomonė, nei provokacija, nei emocija. Tai tiesioginis konstitucinio susitarimo paneigimas. Ne žmogaus teisės siejamos su lojalumu, valstybės galia iškeliama aukščiau žmogaus orumo, o priesaika paverčiama tuščia forma. Taigi pirmas žingsnis, kuriant kainą, yra vadinti daiktus tikrais vardais. Toliau pats veikimo planas. Praeitą kartą mes ir aptarėme, o įrašą rasite visa Lietuva.net. Taigi, kaip susikalbėti? Nekalbėti konstitucinę teisę, o kalbėti apie teisę būti išgirstam. Nekalbėti apie suverenitetą, bet kalbėti apie teisę spręsti. Nekalbėti apie procedūras, bet kalbėti apie tai, ar žmogui leidžiama veikti. Konstitucinė vienybė tai ne sutikimas dėl visko, o susitarimas dėl ribų, kurio niekas negali peržengti. Raudona šviesa, šviesofore arba konstitucija galbūt veikia vienodai. Na, įsivaizduokime. Tokia buitinė situacija, kurią mes suprasim kiekvienas. Jeigu konstitucija, knygelė konstitucijos būtų šviesoforas kelyje. Šviesoforas nėra tik techninis renginys, jis yra skirtas reguliuoti eismą. Iš tikrųjų tai yra susitarimas tarp visų eismo dalyvių. Raudona šviesa reiškia nepatogu, nelaiku ir labai paprastą dalyką. Aš sustoju, net jei galėčiau važiuoti, kad kiti būtų saugus. Tačiau ar konstitucija galioja visiems? Dabar įsivaizduokime, kad atsiranda vairuotojas, kuris sako, aš labai skubu, mano tikslas yra svarbesnis, aš matau geriau, nes man nieko nebus, ir važiuoja per raudoną šviesą. Kas atsitinka? Avarija. Tai argi panašios taisyklės negalioja ir su konstitucija? Antras pavyzdys – politinis. Prezidentas duodamas priesaiką padeda ranką ant konstitucijos nesimboliškai, ne dėl gražumo. Tai yra viešas pažadas. Aš vykdysiu valstybės interesą konstitucijos ribose. Ne vietoj konstitucijos, ne aukščiau jos, o nustatytose jos ribose. Įsivaizduokime situaciją. Prezidentas vyksta į Kapčiamiesčio kraštą ir sako, gynyba ir poligonas yra valstybės interesas, todėl turime iškirsti miškus, nusausinti Natūra 2000, paimti žmonių namus, net jei čia gyveno kartų kartas. Tai, ką žmonės vadino namų jaukumu, stogų virš galvos, gėlių darželiu, kiemų ir terasa, savo mišku, savo daržu, miško gerybėmis, yra įkainojama kvadratinio metro įkainiu, statistiniu vidurkiu. Ir čia yra labai aiškiai
yra labai svarbu suprasti. Čia, mums svarbu pasakyti, kad taip, gynyba tai yra svarbi. Tai nėra ginčo esmė. Lūžis įvyksta tada, kai valstybės interesas pradedamas vartoti kaip argumentas, leidžiantis apeiti konstitucijos ribas. Jeigu žmonės realiai neturi galimybės ginčyti sprendimo, jeigu bendruomenė nėra sprendimo subjektas, o tik informuojama, jeigu nuosavybė ir aplinka yra aukojamos be proporcingumo ir pasirinkimo, tada faktiškai pasakoma, susitarimas galioja, bet ne dabar, ne jums, ne šioje vietoje. Tai yra konstitucijos kaip susitarimo sulaužimas. Ne todėl, kad sprendimas sunkus, o todėl, kad jis daromas tarsi susitarimas ir jis būtų laikinas arba selektyvus. Konstitucija sulaužoma ne tada, kai daromas sunkus sprendimas, o tada, kai sprendimas daromas teigiant, kad susitarimas šį kartą negalioja. Taigi, klausimas auditorijai. Jei dėl vertybių jau yra susitarta Konstitucijoje, tai kodėl šiandien gyvename taip, lyg jos dar būtų derybų klausimas. Ir teisėje kaip teisėje, bet jeigu pinčiukas supainioja net ir žodžius, jų reikšmę, vadinasi, pabaigai turėtumėm pasakyti maldą, teisininko maldą. O dievai, jei esat, o jei ne, tai bent sąžinę žmogau, duok mums ne valdžią be ribų, o ribas valdžiai, ne vienybę, kuri nutildo, o laisvę, kuri leidžia nesutikti, ne jėgą įsakinėti, o pareigą atsakyti. Tegu įstatymas būna ne ginklas, o skydas, tegul teisė būna ne stipresnio ranka, o silpnesnio apsauga. Tegu valstybė nepamiršta, ji nėra šeimininkė, ji yra tarnas. Saugok mus nuo baimės, kuri tyliai atiduoda laisvę, nuo patogumo, kuris išmaino teisės ir ramybę, nuo valdžios, kuri pamiršta, jinai pamiršta, kad yra laikina. Tegu niekas negali nuspręsti už žmogų, ką jis turi galvoti, kuo tikėti, kaip gyventi. Tegu įstatymas būna riba, o ne kryptis. Ir jei kada nors pamiršime, kam visa tai buvo sukurta, primink mums, konstitucija ne valdžiai, o žmogui, negaliai, o mūsų laisviai. Autorius – dirbtinis intelektas. Ačiū. Klausimai. Tai aš dabar norėčiau pakviesti proporcingai, pabandom aiškintis, dėl ko neveikia konstitucija. Gal turit minčių, pabandoma. Čia prieš šonį. Prašom, jeigu kai kas galit, pabandysim sudėlioti priežastis, dėl ko ji neveikia, kad toliau galėtume aiškintis, kaip galėtume jas išspręsti. Tai prašom. Aukštis geras, tiks jums. Na, palaukite. Viršuje paspausk. Tuoj. Vienas. Gerai, ačiū. Atsiprašau, kuo būsite vardu? Kaip sakat? Kuo būsite vardu? Vardu. Eugenijus vardas. Eugenijus. Aš norėjau jūsų paklausti. Dabar, kaip mes matome, prezidentas yra pažeidęs konstituciją, akivaizdžiai. Jisai tiesiog savo darbu, kaip čia pasakyti, kenkia Lietuvai tiesiog. Ne vien dėl Kapčiamiesčio, bet ir kitų dalykų, pradedant Taivanio įsteigimų čia tos ambasados ir taip toliau. Kiek atnešė žalos Lietuvai, tai ne tas žodis. Tai man būtų toks klausimas, kokiu būdu, ar įmanoma jį atstatydinti? Kokiu būdu? Ir antras klausimas. Problema aš įvardiju, todėl kad Rikantas registruoja problemas ir po to visų klausia, kaip spręsti.
Problema yra prezidentas turbūt netinkamai elgesi, ne taip, kaip tikėjomės elgesi. Taip, kaip jį galima nuimti, kaip sakyti, atstatydinti. Taip, netinkamai elgesi. Pagal konstituciją, ar aš nežinau, kokiu būdu, ar ten Seimo nariai, kuriais aš jau nebetikiu. Ir antras klausimas būtų, toks buitinis, jeigu tai pasakyti. Kiek žmonių yra baudžiama tiesiog už pasisakymus, paprasčiausiai savo nuomonės pasakymą, neatitinkantį, kaip sakoma, gerai tiem konservų partijai, kur negražiai, negerai kalba, arba kitaip pasako, tai žmonės tiesiog baudžia vien už pasisakymus. Ačiū. Ačiū. Ar prašom reaguoti, kažkas nori gal sureaguoti klausimus? Nesu konstitucinės teisės specialistas ir nenoriu reaguoti į visus klausimus, noriu, kad auditorija reaguotų. Prašau. Ir aš pabandysiu apibendrinti. Problema dabar gaunasi kaip ir valstybės institucijos kadrų, kai jie elgesi ne pagal susitarimą. Tai aš Jūsų pasisakymas buvo apie konstituciją. Kuo vardu būsite, kaip jūs kviesti? Prašau. Kuo vardu būsite? Vytautas. Vytautas. Apie konstituciją ir jos kaip susitarimą. Bet jeigu mes prisiminsim tuos laikus, kada buvo priimama konstitucija, tai buvo pagrindinis sutarimas ir pagrindinis dalykas buvo nepriklausomybė. Jeigu mes atsiminsim laikus prieš 50-40 metų, mes labai gerai prisimenam, kad nepriklausomybė buvo tabu. Tokia pat situacija dėja dabar yra. Jūs irgi savo kalboje nepaminėjote žodžio nepriklausomybė. O tai yra pirmas pagrindinis dalykas, pirmas susitarimo ir pagrindinė vertybė. Ir pats faktas, kad tas žodis yra užmirštas pas mus, tai tas pats faktas rodo, kad nepriklausomybės nėra. Ir konstitucijoje taip pat yra punktas, kuris draudžia stoti į bet kokias sąjungas, tarptautinės sąjungas, kurios yra varžomos, kurios varžo nepriklausomybę. Tai yra pažeidimas esminio susitarimo tautos, kad mes esame įstoję ir perdavėme savo suverenitetą visai kitiems žmonėms, kurių tikslai yra visiškai kiti ir jie visiškai, kaip sako, šerifui nerūpi indėnų reikalai. Mikrofonas. Ir sunku pasiekti, iškelti kokius nors savo tikslus, jeigu mes savo tikslus, jeigu mes neturim nepriklausomybės. Vytautai, jūs taip nuoširdžiai pasakėte apie nepriklausomybę ir žinome iš nepriklausomybės aktų pasakojimo, kad vienas iš signatarų minėjo, kad į Konstituciją galėtų būti rašoma laisvėjanti Lietuva, o kitas signataras atsakė, laisvėjantis gali tik viduriai, gerbiamas profesoriau. Ir sako, turi būti laisva Lietuva. Su kuo jums yra sietina, Vytautai, nepriklausomybė? Kaip jūs ją jaučiate? Nepriklausomybė tai yra, kai pavyzdžiui, valdžia dirba ne pagal užsakymą kažkokių kitų jėgų, Epšteino rato jėgų ir taip toliau satanistų, o dirba tautos labui, kaip yra pasakyta Konstitucijoje. O dabar mes matom, kad sprendimai priimami yra priešingi Lietuvos interesam, Lietuvos žmonių interesam. Gyvenam kažkokio Jordalo realybėje, nepriklauso. Ar savo širdimi... Karas tai taika, vergovė tai laisvė, nepriklausomybė tai svetima kariuomenė mūsų žemėje, kas irgi draudžia Konstitucijai. Ar savo širdimi jaučiate, kaip tai pakeisti, kaip išspręsti šią problemą?
reikia atgauti nepriklausomybę. Aš atsiprašau, bus sekantis etapas. Dabar keliam problemas. Ar yra dar klausimų? Tai aš tik apibendrinsiu, kas buvo pasakyta. Nepriklausomybės neturim, problema yra, dėl ko nesilaikoma konstitucijos. Tai kas dar turi minčių, dėl ko nesilaikoma konstitucijos, kur yra problemos? Prašom. Labą Kuo dieną. vardu būsite? Gediminu kreipėsi mane. Gediminas. Jo. Ko gero vienintelė vieta, kurioje aš panaudosiu šitą 3 metus Žemaitijos kolegijai studijų programai verslo vadybai, kaip jums, Nendrė, parodysiu, kad jūs kaip teisininkė paliudysit, kad man iš teisės buvo 9. Paliudiju, 9. Teisės pagrindai. Tai vad, kai sakant, jeigu žmonės abejoja, kad aš kartais įstatymą galiu suprasti, ten, atskira istorija. Kodėl galbūt konstitucija neveikia? Nes kiekvienas dalyks, mano nuomonė, kiekvienas dalyks, kad yra nepilnai padaryts iki galo, ans ir turėtų neveikti. Čia lygiai tas pats kaip nams be pamatų, nams be sienos ir visa kita. Tai lygiai tas pats ir konstitucijai. Mes elementariai, aš kadangi žiūriu ir Giedrės Gorienės, ir kažkada buvo kalbama video, kai kalbėjo su Ignu Vėgėle, man yra tekę asmeniškai su juo bendrauti. Tai Ignas Vėgėlė pasakė Giedrai Gorieniai, jūs žinot, kaip yra sudėtinga atimti ir sunku čia iš po to skandalo, kur pas Skvernelį ten kokainą, ko ten rado, tų pinigų ten auksą. Tai kaip pasakė, kaip yra labai sudėtinga iš Seimo nario atimti įgaliojimus, teisinę neliečiamybę. Seimo nario asmuo neliečiams, teisėjo asmuo neliečiams, prezidento asmuo neliečiams, prokuroro asmuo neliečiams, žmogaus asmuo neliečiams. Teisinė bazė yra sukurta, kad Seimo nariui riboti visus tuos, ta prasme, kaip atrodo ta neliečiamybė, kad policijos pareigūnų sustabdęs paprastai prisikabinti negali prie kažkokią Seimo narę, prie prezidentą ir kitų žmonių. Tarnautojų vadinkim taip. Bet prie žmogaus gali bet kuriuo momentu. Praeitais metais buvo toks įvykis, kai žmogus prie registro centro gavo į koją ir su tazeriu, buvo nupurtits vien todėl, kad nepatikė vairuotojo pažymėjimo, nes ant elementariai neturėjo su savimi mano. Ir dabar žmogui yra iškeltas baudžiamasis ieškinys, baudžiama byla ir iš ano yra reikalavimo 28 000 eurų, kur pareigūnai per savo nekompetenciją žioplai abudu kelienais ant asfaltą valkijos ir gavos taip, kad reikalauju, kad būtų atlyginta moralinė ir fizinė tenais ta žala padaryta. Kodėl neveikia konstitucija? Todėl, kad žmogus, čia pastarusis nuo 20 metų, ta COVID, ta pandemija, kai prasidėjo, žmonės pradėjo domėti savo teisėmis. Aš atkreipiau dėmesį, kad nėra dokumento jokio patvirtinančio, kad tu esi žmogus, tu esi pilietis, tu esi asmuo. Elementarus dalykas. Kodėl pradėt nebeveikti visiškai tą konstituciją? Todėl, kad nuo 2019 metų Liepos 1 dienos, kuomet buvo panaikinti pasų poskyriai policijos skyriuose, nes pasų poskyriai priklausydavo policijos kompetencijai. Ir kai buvo panaikinti pasų poskyriai, 7 metus jau dabar eina. 7 metai, kaip žmonėm yra išdavinėjami migracijos departamente negaliuojantis dokumentai. Tai yra prašymas. Žmogus prieš ateidams pasiimti pasą arba asmens tapatybės kortelę turi užpildyti prašymą, kad yra vidaus ir užsienio reikalų ministrų griežtai reglamentuots teisės aktuose. Prašymas nuo 19 metų iki šios dienos, 26 metų, 7 metai yra padirbts ir suklastots. Čia lygiai tas pats, kaip už nekokybišką darbą tikėtis atlyginimo. Kits pavyzdys, čia lygiai toks pat nusikaltims, kad yra reglamentuojams baudžiamam kodekse 303 straipsnė arba 304 straipsnė. Kad žmogus, nes yra teisės aktų registre parašyta dėl asmens tapatybės kortelės ir paso aprašo nuostatos, kad žmogus siekdams įgyti dokumentus, pateikia suklastotą informaciją, daro baudžiamą nusikaltimą, už ką grės areštas, turto areštavimams ir laisvės apribojimas. Gediminai. Kad žmonės daro nusikaltėliais 7 metai, aš norėčiau viešai pakviesti
pas Giedrę Golienę paprašyti, Giedrę, aš turiu milžinišką kiekį, 7 metai renkamą informaciją. Aš labai prašau, maldauju pas jumis į laidą. Supratom. Gediminai, Tai nepabėgit. konstitucija dėl to neveik, nes piliečių nebėra, nes baigėsi pagal civilinio kodekso 9.595 turto patikėjimo teisė. Gediminai, nepabėgit. Paklauskime auditorijos. Ar aš taip paklausiu, ar yra tikinčių teisingumu? Pakelkit rankas. 3 rankos. Kiek iš jūsų iš čia susidūrėte su panašiomis problemomis, nesuradę teisingumo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daugiau. Supratom? Ačiū, Gediminai. Reikia netikėti teisingumu, reikia žinoti, tuom ir skiriasi žinojams ir tikėjams. Galvoti, kad tu žinai įstatymus, yra visiškai priešingas dalykas, negu kad žinai iš tikrųjų. Tikėti, kad tu žinai įstatymus, nėra įstatymas žinojams. Tai dėkui. Ačiū, Gediminui. Ačiū. Aš, Gediminai, palaukit biškį, norėčiau problemą įvardinti trumpai. Tai galbūt įstatymas šiuo metu aukščiau už žmogiškumą. Mes pasidarėm kaip numeriukas, skaičius. Ne, visur yra sutartinė teisė, ta prasme, bet kokie santykiai žmonių yra. Tai lygiai tas pats, susirinko kažkada žmonės Lietuvos teritorijoje kaip teritorijoje ir nusprendė sukurti valstybę. Atsiprašau, Įstatymas savo. pabandom apibendrinti savaitę. Yra sutartis, ne, įstatymas, jeigu kažkas galvoja, kad aš esu vienas iš tų žmonių, kur agituoja, sak, nesilaikykite įstatymą. Aš visur, kur ėjau visas institucijas, į policijas, į prokuratūras, į teismus, aš reikalavau, kad būtų laikomasi įstatymo taip, kaip ant yra parašyta, o ne įstatymo interpretavimai ir kažkokie išvados. Nes Nesilaikymas įstatymo būtų. Įstatymas turi būti paprastas, nes ant privalo, ta prasme, įstatymo privalo laikytis net ir vaiks. Reiškia, įstatymas turi būti parašytas paprastai, elementariai, kad dalinai veiksnus nuo 15 metų nepilnametis suprastų, kad prievartauti kažką po balkonų 13 metę yra negalima. Įstatymas turi būti paprastas, aiškus ir nesudėtingas ir kiekvienam, kai sakant, žmogui suprantams, asmeniui, piliečiai, vadinkit kaip jūs norit, kai sakant. Supratom. Bet kiekvienam turi būti aiškus. Ir jeigu prasideda visos vatos vamakalynės. Tai apibendrintai sudėtingi įstatymai, neįmanoma suprasti ir suprasti galima interpretuoti. Interpretacija nėra įstatymas. Taip. Improvizacija irgi yra įstatymas, turi būti aiškus. Kadangi aš pradėjau žinoti, prasme, studijuoti, 7 metai studijuoju įstatymą, būtent orientuojas į pasus ir asmens tapatybės kortelio, išsiaiškinau, kad yra valstybės mastų padirbinėjami, klastojami dokumentai, žmonės to net nesuvokia. Ir, nepriėm tos informacijos, priešinas. Supratom. Ačiū. Laukiam kito klausimo. Iš tiesų, kol prieis klausėjas, galiu patvirtinti. Lietuvos policija džiaugiasi, kad kasmet išrašo 600 000 administracinių baudų. Čia be aplinkos apsaugos, čia be priešgaisrinės tarnybos. 600 000 administracinių baudų. Tai negi šitiek kvailų žmonių? Prašom. Aš esu Antanas Andziulis, man atrodo, kad Gediminas pasisakė taip, kad iš klausos atrodo, kad čia yra iš suvereno judėjimo, sakykime, mintis. Ne. Gerai, kaip ponui labiau patinka. Dabar šiaip klausimas, kokia yra pradžia. Mano supratimu, ir tai yra kritikos elementas, pradžia ir prielaidos, ir paskui kaip tęsinys vystosi ir kur tai veda. Tai pradžia yra ydinga ir ydinga dėl pertvarkos ir sąjūdžio, sakykime, pradinio romantizmo ir poetiškumo, tarybinės visuomenės išeities. Čia pasisakymas. Ir mano supratimu yra ydinga toje vietoje,
kad panaudota savoka nepriklausomybė, o dabar tie 35-40 metų akivaizdžiai rodo, kad nenukrito ir priklausomybė liko. Tai nepriklausomybė yra ydinga savoka ir iš tikrųjų turėtų būti suvereniteto vertinys į lietuvių kalbą, tai yra savarankiškumas. Savarankiškumas tiesiogiai siejasi su atsakomybė, o nepriklausomybė su atsakomybė netiesiogiai ir sunkiai susijęjama. Tai mano teiginys yra toks, kad iš tikrųjų tas laikotarpis, kada postarybinės visuomenės arba išeivių iš tarybinės visuomenės konstitucija priimta paseno, vertybės turi išlikti, o konstituciją reikėtų atnaujinti. Ir šitoje vietoje, kad kūrė tauta, vis tik tai tauta tai turi būti organizuota darinys, o ne minia. Tauta yra ar organizuota, ar minia. Šiaip mes kuo toliau, tuo labiau daromės panašus visų savo korpusų tautinės pilietinės visuomenės į minę. Čia irgi yra problema. Vat jeigu problemas registruojate, tai šitą bandykite kažkokiu būdu suimti. Pabandykite įvardinti vienu sakiniu, jeigu galima, problemą. Galbūt tai yra... Ydingi pamatai veda į nepageidaujamas pasekmes. Ydingi pamatai. Tai vertybių nesilaikymas. Ačiū. Dabar norėčiau apibendrinti. Iškėlėm problemas. Tai būtų pirma problema, dėl ko nesilaikoma konstitucijos institucijų kadrų problema, kad netinkami kadrai valdžioje. Tada antra problema būtų, nėra nepriklausomybės Lietuvos. Dėl to nesilaikoma konstitucijos. Aš įtrauksiu, jeigu neprieštarausite, mūsų tautos apolitiškumas problema ir sudėtingi įstatymai, kad žmogus negali apginti savo teisių, nes nesupranta jų, jie labai tokie sudėtingi gautųsi.